Sveiki visi, kas žiūrės šitą video. Ir aš toliau tęsiu savo žygį. Ir per tam tikrą laiką, bendraudamas su žmonėm, vėl aš buvau surinkęs labai daug klausimų iš jūsų pusės. Ir tokiu būdu aš nusprendžiau padaryti šitą video ir tokiu būdu atsakyti jums į visus jūsų klausimus, bent jau tokius, kokius aš išgirdau jau per paskutintus dar metus laiko, kad jums būtų dar aiškiau, dar konkrečiau, ką aš darau, kaip aš dirbu, kaip aš žmonėm padedu ir kokiu būdu aš tą dalyką vykdau. Ir kokiu būdu galima būtų tą dalyką padaryti, kad jūs pagaliau galėtumėte pajusti kaip minimum bent jau geriau iš savo pusės ir pagerinti savo gyvenimą. Ir čia aš biškai savo parašiau klausimyną iš kompiuterio, tai bandysiu eiti pagal planą ir bandysiu atsakyti visus pateiktus klausimus. Ir daugelis žmonių, jeigu pradėt nuo pirmo klausimo, visada klausia tokį esminį dalyką. Kuo tavo sistema skiriasi nuo viso to, ko aš galėčiau dar nematyti arba nežinot, kuo ji tokia yra ypatinga. Tai atsakymas būtų toks, kad per daug metų aš rinkau savo patirtį, o šitas kelias pas mane jau, galima būtų pasakyti, jau viršėjau 20 metų ir praėjau aš labai daug dalykų, įvairių dalykų praėjau, išbandžiau ant savęs visokios technikas, ir susidūriau su tom, kad pasižiūrėjęs, kas vyksta ne tik Lietuvoje, lietuvių kalba, rusų kalba ar anglų kalba, supratau, kad aš šiai dienai apjungiau visą tą geriausią, ką aš galėjau ir turiu šiai dienai ir ką aš galiu pasiūlyti. Iš tokių technikų, kurių galima būtų pasakyti, jie yra veiksmingiausi. O jeigu papasakot biškį apie save, tai aš daugiau negu 20 metų konsultuoju žmonės ir šiai dienai aš esu sertifikuotas ir diplomuotas astrologas, numerologas, chirologas ir hipnoterapeutas. Ir per daug metų aš dirbdamas tokį darbą kaip astrologija arba tokią discipliną, kaip astrologija arba naudojant tokią discipliną kaip astrologija, numerologija ir chirologija, aš labai ilgai negalėjau suprasti esminių tokių paprastesnių dalykų. Kodėl taip jau vyksta, kad lygtais kaip ir tu jau žinai žmogų ir jo problemą, bet tu negali jam padėti. Žinai, bet negali padėti. Žinai, kad ten pas jį yra tam tikri tarkim, skauduliai arba tam tikra situacija, bet kaip ją spręsti, aš nežinojau. Ir kada aš praėjau kursus iš Amerikos hipnozės akademijos ir kada man paaiškino, kaip galima būtų padėti ir kaip galima būtų, jeigu taip kalbėti jūsų kalbą, ištraukti emociją, kuri daugiau nekankintų, tai galima daryti tik per hipnoterapiją. Kitų būdų bent jau aš asmeniškai nesuradau. Visa kita veikia arba tik laikinai, kaip dažniausiai būna pas psichologus arba kitus konsultantus gauni dozę, arba tą narkotiką, kaip bendravimą arba dar kažkas tai, praeina 3-4 dienas ir viskas grįžta į savaimį. Ir po to žmogus ateina ir sako, aš noriu dar. Tai hipnozės būdu galima būtų išimti emociją ir pakeisti ją į jums, galima būtų pasakyti, vertingiausią arba naudingiausią, palyginus su to, su kuo jūs turite arba su kuo jūs jau gyvenote ar galėjote gyventi jau ne vienerius metus. Ir pagrindinis dalykas, su kuo aš dirbu šiai dienai, tai vadinamas mano oferis arba mano pasiūlymas, tai aš turiu unikalią savo atidirbtą arba išdirbtą programą, dėka kurios aš galiu
ir padedu žmonėm atsikratyti nuo tam tikrų blokų įskiepytų arba tam tikrų draudimų arba tam tikrų tokių apsiribojimų iš tos pusės, kada ant žmogaus yra uždėta iš viršaus, kada jis jau gimė arba ruošiasi gimti, nuo tokių, galima sakyti, žmonių, kur galima būtų pasakyti tėvai, giminaičiai, visuomenė ir sociumas. Ir kada aš visą šitą dalyką pamačiau, kaip tai veikia, ir ant kiek blokuoja žmogaus prigimtį ir pašaukimą, aš supratau, kad žmogus nėra tas, kuris jis turi būti. Ir tos programos, kaip dažniausiai būna, kad mama nusprendė, kad mano vaikas bus, nežinau, tarkim, šokėjas, arba mano vaikas bus didžiausias verslininkas. Nes nusprendė jį taip. Arba tėvas gali taip nuspręsti, kad aš manau, kad tau reikia eiti ten. Tarkim, būti verslininku. Ir galima būtų pasakyti, kad už tą žmogų, mažą žmogų, buvo priimtas sprendimas ir jis sako, kad supratau, gerai, jūs esate stipresni, kas dažniausiai būna. Labai retai būna tokiu atveju, kada žmogus, tarkim, vaikas gali pasipriešinti. Bet dažniausiai vaikas sako, nu jo, tu esi didesnis, ten protingesnis, ten turintis daugiau patirties ir sutinku ir tokiu būdu žmogus jau gyvena jau ne savo gyvenimą, ne pagal savo pašaukimą, o savo, tarkim, tėvų, kaip taisyklė dažniausiai nuo to ir viskas prasideda, nuo tėvų programos. Ir nuo to po to žmogus gali labai ilgai nesuprasti, kas ten su juo darosi. O mano pagrindinis dalykas yra tame, kad žmogus pagaliau atrastų savo kelią, įsivaduotų nuo visų šitų įskiepytų blokų, apribojimų, visų šitų, galima sakyti, tokių įtikinimų, kad, arba argumentų, kad, tarkim, mes esam teisininkai ir tiesiog jeigu tu nebūsi teisininkas, tai tiesiog tau gyvenime nepasiseks. Arba tau bus žiauriai sunkiau tą dalyką daryti. Nes aš jau viską turiu, aš jau viską praėjau, tai tau tiesiog reikia paimti, suvalgyti visą tai, ką mes galėsim tau paruošti ir duoti, ir viskas, ir tu turėsi viską. Bet ne visada taip yra lengvai tas dalykas įsprendžiamas ir ne visada taip yra, galima sakyti, taip džiaugsmingai ir taip patikimai ir taip laimingai viskas taip galima visą šitą dalyką išspręsti. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus turi savo pašaukimą ir jeigu jam duota būti dailininku arba jeigu duota būti, tarkim, statybininku arba ten vadovu ar panašiai, tai geriau neblokuoti ir geriau tokių dalykų nedaryti. Bet taip jau gaunasi, kad žmonės patys nežino, kas jie yra tokie, nesigilino į šitą temą, nepraėjo tam tikrą kelią, negalėjo, galima sakyti, daugiau ar mažiau pamatuoti ar pasviruoti ir sulyginti. Tai iš tikrųjų, kaip taisyklė ir kaip dažniausiai būna, tėvai, ypatingai savo vaikui, jie visada jam nori tik patį geriausią. Bet iš tikrųjų gaunasi tas, kas gaunasi ir po to vyksta taip, kad potencialas dažniausiai jis yra užblokuotas ir žmogus tiesiog yra ne tas, kuris jis turi būti. Ir jis po to kenčia daugiau ar mažiau. Ir kaip aš ir sakiau, mano yra pagrindinis darbo tikslas surasti to žmogaus pagrindinį to aš, kas aš esu, ko aš turėčiau būti, atskirti nuo to, kas jam buvo įskiepyta arba primesta į to žmogaus galvą pasąmonę, susitarti ir toliau gyventi taip, kaip jis turėtų gyventi ir taip, kaip sukūrė jį gamta, kad jis galėtų gauti malonumą, nes pagrindinis dalykas, dėl ko mes gyvenam tik dėl to, kad mes galėtume
tiesiog gauti malonumą ir būti laimingiams. Ir tokiu būdu priveš žmogaus prie pašaukimo ir kad jis būtų toks, koks jis turi būti ir gauti iš to labai daug pozityvių emocijų ir ne tik. Toliau buvo kitas klausimas, o tarkim, jeigu aš pas tave ateisiu, ne, ir ką man tai duos, kas ten tokio gali būti, kas ten gali pasikeisti ir kas ten gali įvykti. Iškart galiu pasakyti, kad tikriausiai, kad jeigu viskas įvyks taip, kaip turi įvykti, ir jeigu ateis, ir jeigu jau atėjo jūsų laikas, labai tikėtina, kad jūs galėsite atmerkti akis ir pagaliau pamatyti gyvenimą toks, koks jis yra. Ir atkurti tam tikras emocijas arba atkurti tam tikras būsenas, kurios jau buvo užblokuotos kaip minimum nuo vaikystės ir mes jau tos dalykus neprisimenam. Ir gaunasi taip, kad žmogus pradeda gyventi tom, ką primeta tėvai, visuomenė, giminaičiai, sociumas ir taip toliau. Su tokiom frazėm kaip aš nepagyvenau ir tu nepagyvensi. Aš negalėjau uždirbti 2000 eurų ar kiek ten mėnesį ir tu negalėsi uždirbti. Aš jeigu sirgau ir tu sirgsi, jeigu aš kentėjau ir tu kentėsi, ir jeigu vaikas arba žmogus tam tikram amžiui suvalgys šitą programą, tai iškart galiu pasakyti, jis perims visą tai, ką turėjo tėvai arba visą tai, su kuo jis turi kontaktą. Ir jeigu tas kontakto nešėjas, jis bus nelabai toks laimingas ir nelabai toks adekvatus, sveikinu, tai jūs jau gyvensite ir perimsite tokį gyvenimo kokybę, kokią jūs esate šitoj terpėj. Kas dažniausiai būna labai iš negatyvios pusės ir žmonės metams, o kartais ir 10 ir 20 ir daugiau metų kenčia ir niekaip negali suprasti, kodėl jie yra tam tikra prasme yra nubausti, prakeikti ir taip toliau. Būtent nuo šitos priežasties, kiek aš priėmiau, kiek aš atidirbau, kiek aš priėmiau žmonių konsultacijas ir kiek aš turiu patirties. Nes jeigu biški taip užsiim, tai šiai dienai pas mane jau padarytų skambučių virš kokių 10 000. Ir aš jau tik asmeninės konsultacijos vienas ant vieno, nuotoliniu būdu ar online, priėmiau daugiau negu 4000. Nekalbant apie tam webinarus, seminarus, tarkim visokius ten workshopus ir taip toliau. Toliau. Po to buvo kiti žmonės, kurie, tarkim, užduodavo kitą klausimą. O iš kur aš žinau, kad čia yra realu? Kaip aš galiu tą pajusti, o kaip aš galiu tą suvokti, kad tu mane neapgauni? Ir iškart galiu pasakyti, kad daug dalykų gyvenimiškų ir situacijų aš pats pragyvenau, nugyvenau ir buvau pats panardintas į tam tikras būsenas, kurios, aš galėčiau taip pasakyti, jos buvo labai nemalonios. Ir kada per daug metų, kada aš ieškojau priežasties, kaip ir kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl viskas tai vyksta, kodėl aš negaliu būti laimingu, kodėl aš negaliu uždirbti pinigų tiek, kiek aš noriu, arba kodėl aš negaliu gauti to, ko aš iš tikrųjų noriu, aš pradėjau daug uždėti savo klausimus. Kodėl? Kodėl iš tos pusės, kodėl šitas dalykas ir daug metų, kada aš atidirbau, praėjau ir tiesiog jau tam tikrus dalykus suvokiu. Tai, ką jūs tikriausiai galite matyti iš savo pusės, jūs tikriausiai galėsite jau pajusti, kad kažką tai taip pat jūsų gyvenime ten kažkas neveikia. Ne taip gerai, kaip jūs norėtumėte. O pagalbos reikia visiems, net ir man, savo lygių. Nes tobulintis nėra ribų. Ir visada gali būti geriau. Ir tame ir esmė yra viso šito gyvenimo, kad tobulintis ir būti geresnių nei vakar, kaip aš dažniausiai sakau. Buvo net tokių atvejų, kada, tarkim, per komentarus žmonės ateidavo ir sakydavo, tai tarkim, o žiūrėk,
tugi žinai, kad, tarkim, labai senai, tarkim, net ir Jėzus Kristus, arba, tarkim, ten iš tam tikrų šventraščių, tarkim, Indijoje, kad gydymas ir mokymas jis visada buvo nemokamas. Visada visa tai buvo nemokamai. Jeigu, tarkim, tau kažkas ne to, tu ateini, tave mokytojas išmokys, gydytojas arba ten gydolis, jis tave pagydys ir viskas, ir tu toliau eisi ir būsi laimingas. Ir kažkada tai aš su šitą idėją pragyvenau ganėtinai ilgai. Labai nemalonus infovirusas ir tiesiog aš prisikentėjau iš tos pusės, kas dažniausiai ir būna. Taip, kad daugelis žmonių taip pat turi tokį sindromą pasaulio gelbėtojas. Kažkada tai ir aš toks buvau. Ir tokių yra ypatingai tie, kurie nukentėjo nuo ezoterikos, kuris buvo pagal užsakymą nuo 90 metų padarytas, kaip aš ir sakiau, užsakymas, kad tiesiog po to, kada viskas sugriuvo tą Tarybų sąjungą, damušti žmonės su tam tikrais visokiais dvasingom praktikom, su visa šita ezoterika, kad žmonės būtų dar silpnesni ir jie patys viską atiduotų ir kad nereikėtų atiminėti, kad jie patys ateitų. Ir aš ant šitos nesąmonės taip pat buvau pakliuvęs, buvo labai nemalonu ir savo laiku aš nemokamai dirbau 7 metus. O taip, nemokamai. Tarkim, dieną aš dirbdavau, tarkim, savo darbą po laiku, kada aš ieškojau dar savo pašaukimą. Ir vakarais ant savaitgalės aukodavau ant susitikimų su žmonėm ir kitais savo asmeniais dalykais. Ir aš tiesiog ieškojau būdų, kaip jam padėti, kitaip tariant, ieškojau būdų, kaip aš galėčiau išgelbėti pasaulį, sukurti sistemą ir taip toliau. Ir kada aš tos dalykus atlikdavau nemokamus, po 7 metų įvyko toks dalykas, labai toks ne pats maloniausias. Ir kada aš eilinį kartą laukiau autobuso, aš pamačiau savo buvusį klasioką, su kuriuo mes taip pat startavom, labai panašių lygių. Jis turėjo tiek pat, kiek daugiau ar mažiau, tiek, kiek turėjau ir aš. Ir kada aš sėdėjau tą autobusą, pasižiūrėjau pro langą, pamačiau savo klasioką, o jis jau su Mercedesu važinėjo. Ir aš po to sėdžiu ir galvoju, tai kas čia tokio netokio? Aš važinėjau su autobusu, o jis su Mercedesu. Ką aš darau tokio ne to? Ir po to aš supratau, kad aš tą darydavau nemokamai. Ir rezultato nei aš, nei tiem žmonėms, su kuriais aš dirbdavau, komunikavau, jie buvo, galima sakyti, arba galima būtų beveik prilyginti nuliui. Tai rezultato didelių nei aš, nei kiti su tai žmonėms, su kuriais aš kontaktavau, nepasiekė, kaip nebūtų gaila. Kitaip tariant, turėjau įsitikinimą, kad reikia gelbėti pasaulį. O iš tikrųjų, su pasauliu yra viskas gerai. Mums reikia gelbėti save ir gydyti save ir tiesiog išimti tam tikrus nepageidautinius dalykus arba elementus, kurie gyvena to žmogaus kūne. Kiekvienam žmogui gyvena visi šitie dalykai. Ir nuo to aš jau nusprendžiau, kad daugiau aš nemokamų konsultacijų nedarysiu arba nemokamai aš nedirbsiu. Kas buvo savo laiku, kada aš taip pat vaikščiau į webinarus ir visada sakiau, man tik nemokamai ir tik nemokamai. Ir jeigu, tarkim, biškį ten reikia sumokėti, ne, čia yra ne man ir taip toliau. Ir per tam tikrą laiką aš niekaip negalėjau suvokti tiek, kiek aš vaikščiau ir skaitydavau ir galėjau gauti, tarkim, literatūrą ar video, kas tikriausiai ir jūs tą darote jau galbūt ne vienerius metus, kodėl aš rezultato negaliu gauti. O čia yra pasąmonės dėsnis, kuris sako, jeigu tu nieko neatidavai vertingo, nebūtinai pinigai arba pinigais, tai automatiškai nėra į ką į vidų įrašyti naujo, kad tavo gyvenimas pasikeistų. Bet pagrindinis dalykas geriausiai mokėti pinigais, negu mokėti savo gyvenimą.
nes kito būdo nėra. Nes už visą tai, ką mes darome, mes visada privalom kiekvieną kartą pastovi už tai mokėti. Arba pinigais, arba savo sveikatą, arba savo gyvenimu, arba savo laiku, atiduodamas tą laiką kitiem. Ir jeigu grįžti tą klausimą, kaip tą galiu suvokti arba sužinoti, kad čia yra realu, visada aš darau taip, kad jeigu žmogus arba su žmogum susitariu, arba galėsiu susitarti, aš tiesioginį eterį jam parodau, kaip yra iš tikrųjų, kas gyvena jame. Aš galiu parodyti tos programos, arba kaip, tarkim, žmonės labai, bent jau labai mėgsta demonų pasaulius, aš galiu tą demoną jam parodyti ir pasakyti ir susitarti, ar ir jūs galėtume taip pat susitarti su juo, ką ten vyksta, ko jis jūsų moko, kodėl jis prie jūsų pristojo ir ką jums reikia daryti, kad pagaliau jūsų gyvenimas turėtų pasikeisti. Automatiškai kai kurie žmonės galvoja, kad demonai čia yra blogis arba dar kažkas tai, arba ten reikia nuo jų kažkaip bėgti arba dar kažkas tai, o į priekį iškart galiu pasakyti, kad nėra jie nei blogi, nei geri. Tiesiog čia yra tam tikras stiprus mokytojas, labai stiprus mokytojas, kartais gali būti labai griežtas mokytojas. Ir jeigu mes su to mokytoju arba to demono, arba su ta emocija, arba ta programa, kuri įėjo į to žmogaus kūną, nesusitarsim, jeigu mes nepraeisime, mes negalėsime gauti nors ir čiurčiut minimaliai kažko tai savo asmeniškai. Ar ten biški geresnių santykių, arba biški daug didesnės augos, arba geresnės būsenos. Nes mes turim praeiti pamokas. Ir kada jūs pamatysit visą tai, kas gyvena jumise, jeigu mes susitarsim, jeigu jūs daeisit iki šito žygio, arba iki šito, galima sakyti, susitarimo, arba iki šito darbo, aš jums galėsiu parodyti ir pamatysite, kas ten iš tikrųjų pas jūs vyksta, ir pamatysit, kas vyksta su pasauliu ir aplinkui, ir kas darosi. Ir tai tada jūs iškart pajusite, kad tai, ką jūs anksčiau jutote, matote, ar matėte, arba gyvenote, tai visiškai yra ne taip. Ir visą šitą dalyką galima pamatyti kitų kampų ir daug gražesnių kampų. Tai va, tai čia yra toks kitas dalykas. Ir po tam tikrų laikų, kada aš pats praėjau, pats tiesiog mokiausi ir taip pat kreipiausi į tam tikrus specialistus, profesionalus savo reikalo, tai kada aš visą šitą dalyką praėjau, aš taip pat galiu su tom pasidalinti ir parodyti, kaip tas veikia, su ko valgoma ir kokiu būdu prie to galima būtų prieiti ir susitarti. Kai kurie žmonės ateina ir sako, o kokia tavo misija? Ko tu nori, kodėl tu, tarkim, rašinėjai šitą video, ko tu čia mums pudrini smegenis ir ko tu iš mūsų ten nori. Ten kai kurie ten komentaruose rašo, tai čia yra šarlatanas, žodžiu, jis mėgsta, tarkim, pinigus, merkantilus, ką jūs ten dar ten rašote, kad labai pavojingas, po to dar buvo tokie labai tam tikri žmonės, kurie yra auros, yra žinovai, kurie, tarkim, žino ir mato, kokios ten auros, ten sako, pas mane aura ten tokia tragiška, ten padėk savo ir taip toliau. Tai visą tai iškart galiu pasakyti. Žiūrėkite, pas mane, mano gyvenime yra viskas gerai. Ir jeigu jūs kažkokiu ten dalyku jums ten trigina iš to, ką aš sakau, tai pas jūs yra du dalykai. Arba išjung šitą video ir tikriausiai galbūt užsiimti kažko galbūt vertingesnį jūsų gyvenime. Arba jeigu jūs tiesiog kažkaip tai jaučiate, kad kažkas tai ten kyla ir tiesiog kažkaip jau neduoda jums ramybės, tai siūlyčiau tada galbūt toliau paklausyti, galbūt kažką tai gal sužinosite ir gal pagaliau aš jums galėsiu padėti išimti visą tai, kas ten viduj pas jūs ten vyksta ir kyla ir to iš tau
į snukį ten duosiu, toj aš tau save surasiu ir ten iš kokios ten vienas žmogus dar sako, iš kokio to kalėjimo ten esi, kaip tu ten apgaudinėjai ir taip toliau. Tai žiūrėkite, čia yra jūsų fantazijos, jūs galite, tarkim, svajoti ir improvizuoti, ką norite. Aš savo kelią praėjau, klausimas yra tik vienas. Ar jūs susitvarkysit patys su savim? Čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, ar jūs tikrai gyvenate savo laimingą gyvenimą? Ar tikrai viskas pas jūs yra super gerai? Ir jeigu jūs atsakysite, galbūt tada jums bus lengviau suvokti, apie ką aš kalbu ir jūs jau galėsite priimti sprendimą, ar žiūrėti šitą video, ar nežiūrėti, arba užsimti kažką tai tokio vertingesnio. Ir jeigu grįžt prie mano misijos, dėl ko aš visą šitą dalyką darau, tik galbūt tokiu atveju, kada aš praėjau tokią, jeigu tam galima būtų pasakyti, tam tikrą mėsmalę, o iš tikrųjų čia buvo mėsmalė ir reikėjo išgyventi ir praeiti labai daug visokių tokių įdomių jausmų. Ir kada aš pamačiau tam tikrus dalykus, kada pats kūrėjas kenčia, o kenčia jis tik dėl to, kad patys žmonės kenčia ir neduoda savo gyventi, ir ant tiek neduoda savo gyventi, o kartais net įdaina, kas nebūtų gaila, arba kaip negalima būtų gailėtis, daugelis žmonių net galvoja apie savižudybę ir jau ne vienerius metus. Kiek aš turiu žinių ir tiek, kiek, tarkim, aš mačiau žmonių ir bendravau su jais, tai statistiškai ir jeigu sulygint su savo kolego duomenimis, tai apie 50% žmonės svajoja tik apie vieną, kiekvieną dieną. Dažniausiai tą pajusti jie negali, bet kiekvieną dieną, kada jie gyvena tam tikrose skauduliuose arba, tarkim, tam tikram skausme, jie galvoja ir maldauja tik apie vieną. Nužudyk mane čia ir dabar ir daugiau, kad man nereikėtų kentėti. Ir čia yra fatališka. Ir kada aš visus šitus dalykus pamačiau ir su to susipažinau, aš supratau, kad tiesiog reikia vykdyti ir tai, ką aš gavau, tarkim, tam tikrą gydymą ir tam tikrą pašaukimą ir tam tikrą suvokimą ir tiesiog tą, ką aš praėjau, tai tiesiog aš esu tam tikrą prasme įsipareigojęs padėti kitiems žmonėms išeiti iš tam tikros kilpos, jeigu taip galima būtų pasakyti, pasikarkojančių situacijų, kada viskas tas pats per tą patį. Per tos pačias situacijas, tarkim, ten skyrybos ant skyrybų su skyrybom, arba žmogus niekaip negali, tarkim, neuždirbti, arba, tarkim, niekaip negali išvažiuoti iš savo gimtojo krašto, arba dar kažkas, tai kitaip tariant, tie, kurie žiūrės video, tikriausiai jūs galėsite, jeigu pagalvosite, galėsite suvokti ir pamatyti savo kilpas, tai vadinamas pasikartojančių situacijų, iš kurios jūs niekaip negalit išeiti ir niekaip negalit išmokti tų pamokų, kad pagaliau gauti, kaip iš mūsų hipnoterapijos pagrindinis yra misija, kad pagaliau gauti tą išsilaisvinimą ir kad jūs galėtumėt, galima sakyti, tokį padaryti žaistą, kad viskas baigėsi, pagaliau dabar aš galiu eiti į naują etapą ir pradėti jau gyventi kitaip, bet ne toj pačioj situacijų, kad tas pats per tą patį ir justi tam tikrą jausmą, kaip kurie sako, dėžavių. Kažkaip lygtis, kaip pradėjau iš naujos pusės, bet kažkaip man tas atpažįstama ir aš turiu tokią nuojautą, kad aš žinau, ko tai gali baigtis. Kaip dažniausiai ne jūsų pusė. Ir visą tai, kada aš visą šitą dalyką pamačiau ir gavau tam tikras iniciacijas, aš tiesiog, matydamas tam tikrų situacijų ir tas, kas gyvena žmonėse ir kaip jie gyvena, aš tiesiog žmonėm galiu jiems pasiūlyti išeiti iš tam tikros situacijos, tas, kas norės, tas, kas girdės ir tam, kam atėjo jau laikas. Ir tiesiog galima būtų pataisyti jūsų situaciją, kad pagaliau jūs galėtumėte pradėti kaifuoti nuo to, ką jūs darote ir atsikratyti nuo visų šitų nesąmonių, kurie tiesiog labai trukdo gyventi. Kitaip tariant, išimti jūsų prieštaravimus,
ypatingai tėvų, nu ir po to sekantis skiltis, tam giminaičiai, sociumas ir taip toliau. Tie pasipriešinimai, kada jūs, tarkim, norit išvažiuoti atostogas, norit uždirbti daugiau, norit ženyti už šitą žmogų, kaip pavyzdys, norite, tarkim, dar kažką tai, o iš vidaus, tarkim, tėvo ar kažkokio ten mamos balsas negalima. Žmogus kenčia ir vyksta vidinė kova ir dažniausiai būna ta vidinė kova mamos balsas, nu, jeigu, tarkim, jeigu jūs galėsite daugiau ar mažiau atpažinti, būna taip, kad žmonės ir neatpažįsta, ir nesupranta, ir negirdi, ten visiškai praradę jausmų ir net neturi tų jausmų, jie tiesiog gyvena ir patys nesupranta, kodėl taip su jais vyksta, kodėl jos muša ir taip toliau. Ir aš padedu, kaip aš ir sakiau, atskirti tos dalis, jūs po to galėsit nuspręsti, kokią jums geresnė versija ir sulyginti, ir kad daugiau jūs neturėtumėt nei abejonių, nei pasipriešinimo, nei kažkokių galvojimų, nei dar kažkas, tai kad pas jūs galėtumėt būti aiški vizija, konkretų, aš dabar savo kelią matau ir einu ir kaifuoju. Tai vat, jeigu kalbėti iš savo tokios misijos, dėl ko aš darau tą video ir dėl ko aš darau tą, ką aš darau, tai vat, tikiuosi aš jums paaiškinu. Jeigu turėsite kažkokius klausimus arba kažkokius neaiškumus, galite po šito video, tarkim, komentarus parašyti. Jeigu aš matysiu, kad bus adekvatu atsakyti, aš atsakysiu. Toliau, aš suvokiu, kad jums norisi ir jūs norit gyventi geriau, jums reikia rezultatų. Ir tiesiog aš, žinant, kai vyksta ir ką reikia daryti, aš žinau, kaip jūs privesti prie to jums norimo rezultato. Ir žinau, kokiu būdu, ir tokiu būdu mes galim susitarti, aš jums paaiškinsiu, kaip tai vyksta ir ką reikia daryti ir kokiu būdu. Jeigu mes susitarsim, jeigu jūs praeisite tam tikrą atranką arba tam tikrą castingą. Bet jeigu jūs klauso šitą video, tai tiesiog jūs realiai užduokit savo klausimą. Vieną kartą su tokia gilia būsena, normalia, ko realiai aš pats noriu. Ir tada jau biški bus jums asmeniškai jau lengviau. Nu ir tuo pačiu tiem, pas kuriuos jūs eisit ir prašyti pagalbos arba norėtumėt kažkokiu būdu įspręsti tam tikrą situaciją. Tada jūs bent jau konkrečiai galėsite įvardinti, ko jūs norite ir jau bus lengviau jums pirmu atveju. Toliau. Galima biški ir pakalbėti apie tam tikrus pardavimus, kaip jie vyksta, nes praėjau mokymus taip pat toj pačioj Amerikoje. Kaip nebūtų gaila, galvojau, kad galima ir Lietuvoje išmokti tam tikrą gerą marketingą ir suvokti, kaip vyksta šitie pardavimai, ką reikia daryti, kokiu būdu. Bet dėja, kaip nebesisuksi, jeigu sutaupyt laiką, geriau mokytis pas amerikiečius. Ir žinant šitą dalyką ir supranta, tai esmė yra tame, kad tu turi duoti žmonėm to, ko jie prašo. Ir parduoti būtent tai, ko jiems reikia. Jeigu jiems to nereikia, tu neparduosi. Čia tas pats, jeigu žmogui reikia valgyti, o tu ateini ir sakai, žinai ką, man atrodo, kad tau reikia ne banano, o tau reikia plytos arba dar kažko tai. Žmogus ateina ir sako, aš valgyt noriu. Ir jeigu ateina laikas ir situacija, kad tau reikia plytos arba, tarkim, ten, nežinau ko, tarkim, televizoriaus ar dar kažko tai tiesiog dažniausiai vyksta taip, kad nesusipratimai ir pardavimai nevyksta visiškai ne į tą pusę. Tai dažniausiai, vėlgi, kiek aš pastebėjau, tarkim, tie, kurie reklamuoja savo tam produktą ir panašiai, konkrečių asmenų aš jums nerodysiu, kai kurie parduoda produktą, kuriem žmonėm visiškai to nereikia. Ir žmonės nekaip negali suprasti, kodėl taip. Nes reikia išmokti klausyti ir girdėti žmonės, ko jie nori. O ko jie nori, tarkim, iš savo pusės, pagrindinis dalykas, ko jie nori justis geriau, laimingiau. Kartais žmonės negali tą apibūdinti, bet jie supranta, kad čia tikrai yra nenormalu,
kada žmogus tiesiog gyvena tam tikroj duobėj ir jis yra mušamas ir jis tiesiog nori kaip minimum suvokimo, kaip minimum, o po to ir išsilaisvinimo ir tiesiog to naujų jausmų, kad jis pagaliau būtų laimingas. Ir žinant ir praėjęs labai daug savo gyvenimą, priėmęs daug žmonių į konsultacijas, aš tiesiog supratau, kad jeigu tu žmonėm nepasiūlysi ir nepaduosi to, ko jie nori, tu neparduosi. Bet žinant visus tos kitus dalykus ir marketingo visus tos dėsnius, nes savo laiku aš labai ilgai negalėjau suvokti labai paprasto dalyko. Kada aš nepraėjau tam tikrus kursus ir nepriejau prie tam tikrų suvokimų. Ir dėja, pardavimuose 80% visada žmogus sulauks žodį ne. Koks ten produktas nebūtų pats geriausias, ką jis ten nepardavinėtų, ką jis ten nesiūlytų. Pats reikalingiausias gali būti dalykas taip pat, bet žmogus vis tiek atsakys ne, nes čia yra marketingo principas. Ir geriausia konversija iš viso to, tai yra 80% žmonės pasakys ne, arba kitaip tariant, tu jiem nepadėsi. Koks tu nebebūtum, jeigu tu būtum ir pats ten, nežinau, ten Krišna, Dievas, kūrėjas ir panašiai, tu jiems nepadėsi, nes jiems reikia patiem daryti tam tikrus dalykus, jiems patiem reikia gyventi savo gyvenimą, už jų gyvenimą mes nenugyvensim, galim bandyti, bet čia yra neįmanoma, tik pakenksim. Ir tiesiog vienintelis dalykas, ką belieka daryti, tik laukti. Kito kelio nėra. Bandžiau, dariau. Ir tiesiog ne visada, nes kai kuriems žmonėms iš tikrųjų reikia iki galo dagyventi ar prajusti tam tikrus jausmus, tarkim skaudulį, tarkim tokį nusivylimą, pažeminimą, kad pilnai, kad jis galėtų tą pajusti ir pilnai atsikankinti, jeigu taip galima būtų pasakyti, kad jis pagaliau galėtų gauti įsilaisvinimą, kad jis pagaliau praeitų savo pamoką. Ir čia visur, kur nebebūtų. 80% žmonės, koks ten pas tave produktas nebebūtų, jis tiesiog pasakys ne. Ir čia yra pati geriausia, čia yra super geriausia konversija, yra 20%, labai tikėtina, pasakys galbūt, arba taip, arba kažkaip labiau į tą pusę, teigiamą pusę. Taip jau sukurta mūsų psichologija. Net ir buvo labai daug daryta eksperimentų. Tarkim, buvo paimtas kilogramas gryno aukso, luitas, patalpintas į internetą ir ten parašyta. Atiduodu. Prašykit, prašom, susitarsim. Ir vis tiek pa žmonės yra vidinis tam tikras kažkoks tai ten katilas, arba dar kažkaip galima būtų pasakyti, viskas verda ir sako, ne, tu apgaudinėjai, čia kažkokia nesąmonė, čia kažkokia afera. Ir visada žmonės, taip jau yra sukurti, jie ieško priežasčių. Ir tik 20% galės tiesiog parašyti, pagalvoti, gerai, ten atiduodi, davai, aš parašysiu ir pasakysiu, gerai, aš pasiruošęs, aš galiu duoti. Ir šitų yra tik 20%. Buvo darytas ir kitas eksperimentas, tiesiog taip taptitko, tiesiog prisiminiau, beje, jis buvo ir Vilniuje taip pat darytas. Buvo paimta labai didelė dėžė kartoninė, ten buvo primėtyti labai daug pinigų. Nuo 5 iki 50 eurų. Ir ant tos dėžės buvo parašyta, paimk bent jau vieną kupiūrą, bet nedaugiau. Vienas asmo, vienas kupiūra. Ir kaip buvo nekeista, daugelis žmonių praėjo ir nepaimdavo pinigų. Nes jiem viduje ten uždėta ir jiem ten viduje sėdi demonas ir sako, tau negalima, ir jie praeidavo. Ten vėlgi žmonės ieško kažkokio vėlgi priežasčių.
O tie, kurie paimdavo, kaip taisyklė, paimdavo tik mažiausias nominalus. 5, maksimum 10. Kad 50 paimtų, tokių būtų nedaugiau negu 20%. O tokia vat situacija. O tokia ir prigimtis. Ir kaip aš dar pastebėjau, esminis yra dalykas, kad žmogus galėtų pradėti jau eiti link šito kelio, kad jis galėtų jau kažkaip bent jau papult pas mane. Jam iš tikrųjų reikia labai daug praeiti dalykų. Ant tiek daug reikia praeiti ir tiek daug išbandymų, kad iki manęs daeina tik vienetai. Bent jau iš tų žmonių, kurie tiesiog žiūrės šitą video. Nes ten jie praeis iš tikrųjų pragarą. Ten visokių ten dialogų su savim, jis yra toks ar anoks. Aš ten jam šitą ir šitą, jis ten, oi ten to, aš ten geriau žinau ir taip toliau. Nu, okei, viskas tvarkoju. Tai sveikinu. Tai tiesiog jūs jau identifikavot ir jums kūnas jau signalizuoja, kas jau pas jūs yra negerai, jeigu jūs esat sutriginti, nes tie, kurie dirba ir užsiema pardavimais, jie žino, kad visi pardavimai vyksta tik ant emocinės gamos. Kada jie pakabinti tam tikros emocijos. Nėra tos emocijos, pardavimai nevyksta, nes nevyksta nei pasitikėjimas, nei dar kažkas, tai tiesiog tas nevyksta. Ir taip jau gaunasi, kaip aš ir sakiau, kad kaip ir koks tu ten nebebūtum, 80% žmonėm tu tiesiog, nepadėsi. Jiems tiesiog neišeis, nes jie patys savo blokuoja gyventi, patys savo paima ir daro kiekvieną ten vakarą ar kada egzekuciją prieš sapną, kad aš esu toks ar anoks, man negalima, aš to nedarysiu, kad pagaliau žmogus prie to prieitų, jam tiesiog pradžių reikia pirmas dalykas atsikentėti, iš tikrųjų atsikentėti, nes kitaip, jeigu žmogus iki galo neatsikentės, tiesiog tu jam nepadėsi, tu nieko su juo nepadarysi, kaip rodo mano praktika. Kada žmogus išsigrynina ir kada žmogus jau pradeda jau ieškoti pagalbos ir suvokti, kad jam reikia pagalbos, jis pats nesusitvarko. Nes dažniausiai žmonės, kaip tarkim, ateina ir sako, ai, tai jau aš viską žinau, čia tu man nieko naujo nepasakei, tu gali man gal kokią knygutę duot paskaityti, galbūt aš video pasižiūrėsiu, aš pasigydysiu pats. Okei, supratau. Ir aš kartais žmonėms sakau tokį labai paprastą dalyką vieną. Vėlgi, jeigu labai toli su avansu pasakyti, ko aš užsiminėjau ir koks yra mano pagrindinis metodas, tai atsakymai gali būti kaip ir du. Aš padedu žmonėm išsilaisvinti nuo durnystės, arba aš žmonės prabudinu, kad jie galėtų vėl atsibūsti ir kažkaip jau kažką pradėti justi ir kažkaip matyti kitaip pasaulį. Čia yra dvi pagrindinės priežastys. Bet jeigu tęs tą pokalbį, tai tiesiog, kada žmogus sako, aš paskaitysiu knygutę, aš pats savo padėsiu, sako, aha, okei. O dabar įsivaizduok, ne, tarkim, nežinau, tie, kurie žiūrės video ir žiūri, ne, ar jūs vairuojat? Taip, jo, vairuoju. O dabar žiūrėk, tu, tarkim, vairuoju, normaliai vairuoju, tam viskas tvarkoj. Ir dabar situacija tokia įvyko. Ir kažkas, tarkim, su varikliu arba dar kažkas tai vyksta. Ką tu iš pradžių darai? Sustoju. Sustoju, ten pasižiūri, ne? A tu galėtum, tarkim, tą mašiną pataisyti pats savarankiškai? Aišku, kad ne. Dažniausiai toks atsakymas ne, jeigu tu neužsiminėjai ir nedirbi su mašinom ir neturi patirties ir nesigilinai šitą temą. Ir po to aš klausiau, ką tu po to darai? Aišku, aš skambinu meistrui į autoservisą, jeigu nevažiuoju, iškviečiu, tarkim, kokį nors evakuatorių, jis atveža ir viskas, ir palieku mašiną, ir ten susitariu, ir ten meistras daugiau ar mažiau, ten, kada pasižiūri, jis gali ten ir kainą pasakyti, dar kažkas ten, ne? Sakau, super, okei, pritariu. Bet po to aš ateinu ir žmogui sakau, tarkim, kaip pavyzdys, ne?
Mašinos principas yra, kaip tu manai, labai sudėtingas ar nelabai? Nu, ganėtinai jo sudėtingas, ypatingai naujų metų, tarkim, kokių nors 20 arba net ir 16 metų, ten tiek prikišta elektronikos, kad ten pataisyt kažką tai tokio be specialaus, tarkim, įsivavinimo arba įrangos, nu, neįmanoma. Tiesiog ten, nu, vyks tam tikrai dalykai. Ane? Tai jau iš tikrųjų mechanizmas yra toks nelengvas, ane? Ir po to aš užduodu jam klausimą. O žmogaus mechanizmas, kaip tu manai, yra sudėtingesnis nei mašina, ar ne? Ir žmogus net negalvodamas sako, nu aišku, kad taip. Ir po to aš užduodu jam klausimą, jeigu tu neturi atitinkamų įsivavinimo, jeigu tu negali pataisyti mašiną, tai kodėl tu pats asmeniškai galvoji, kad tu gali, tarkim, jeigu tavo kūne kažkas ten vyksta ne į tą pusę, ne? Kodėl tu galvoji, kad tu galėsi pats savo padėti? Kaip tu ten gali pataisyti? Kaip tu galėsi ir kaip tu gali padaryti savo pats operaciją, kada čia yra neįmanoma, kad tas dalykas turi daryti kitas žmogus. Kada net fiziškai tą padaryti neįmanoma, pats savo padaryti operaciją. Ten buvo, tarkim, tam tikrų Gineso tokių rekordų rekordsmenų, kurie bandė pamušti, bet, nu, ar reikia to? Ir žmonės turi tokio durnystės, tokio įsivaizdavimo, kad aš pats savo galiu padėti. Virdulį pataisyti aš negaliu, mašiną aš taisyti negaliu, namą, tarkim, pastatyti aš negaliu, arba kažką tai tokio ten, kur nėra emocijų, ten, kur ten grina logika, ten grinos jungtis, ten, kur galima iš tikrųjų be jausmų arba dar kažką tai tokio jau suvokti, jeigu, tarkim, tu eini šitą kelią. O kada žmogus turi tiek daug jausminių gamų ir tiek tokių perėjimų, tokių dalykų su jausmais ir daugelisnių dalykų, ne? Žmogus kažkaip mano, kad aš pats tą padarysiu. Nu, sakau, okei, paskaityk, pažiūrėsim, prie ko tu prieisi. Ir dažniausiai žmonės tie, kurie bando pataisyti patys save, jie po to prieina prie dar, kaip taisyklė, prie dar grubesnių klaidų ir prie dar sudėtingesnių situacijų, kaip taisyklė. Ir kada žmonės jau praeina ir eina šitų kelių, jie po to jau supranta, kad jau viskas taip pataisė, kad jau viskas, jau daugiau aš su tokiu pataisimu kabutėse jau negaliu gyventi, kaip ir dažniausiai būna. Nu, man ten biški paskauda, to aš ten, tarkim, biški save pagydysiu, ten kažkokius ten vitaminus pagersiu ir panašiai. O po to, kada vyksta tam tikra progresija, žmogus, kada jau, netarkim, su skausmais arba dar kažkas, tai sako, nu gerai, įkalbėjote, aš pas gydytojui nueisiu. Arba dar kažkokią specialistą, kuris būtent tom bent jau specializuojasi, bent jau jis gilinosi į šitą visą sritį. Ir po to gydytojas dar kažką sako, tai, nu, kodėl tu anksčiau neatėjai? Nu, aš galvojau, nu, kaip ir Kalakutas taip pat galvoja, kur ten neįvažiavo, žinote kur. Vėlgi, čia nenoriu ten sakyti, ten yra taip ar manaip, ten, kad va taip, bet tokia yra žmogaus prigimtis psichika, kuri jau eina jau ne 1000 metų. Deja, taip jau yra. Ir taip jau gaunasi. Ir kada žmogus jau tikrai prieina ir prisipažįsta, kad jis nieko negali su savim padaryti, kada jis tikrai atsikentėjo, jis po to pradeda eiti pas specialistus. Bent jau mokėt pinigus, jo ir vaikšto ir jau kažkaip tai jau tikisi gauti pagalbos. Bet ir ten yra taip pat yra tam tikra pasava, nes tarkim visi klientai, kur man skambina ir su kuriais aš komunikuoju ir bendrauju, tai 40% yra šitų klientų, kurie jau nukentėjo nuo psichologų. Taip, žmogus gilinasi, institutą baigė, o kartais gal ir ne vieną, visokius kursus. Jis turi savo išgyvenimus, jis turi savo kažkokius, tarkim, kriterijus ir savo skausmą. Jis gilinasi, jis tikrai stengiasi, jis tikrai nesėdi ir nieko nedaro. Jis gilinasi. Bet ir jie negali savo padėti, nes jie nežino instrumentų, jie nepriejo prie to ir nežino, kokiu būdu tai galima būtų daryti. Ir po to ateina pas mane tokių nukentėjusių psichologų ir sako, nu viskas, sakau, kiek tu vaikštai, tarkim, pas aną trečią? 10 metų. O, sakau, labai linksma. O po to aš kartais sakau, ar jums ten kažkaip tai neprirašė depresantų per jūsų jėgą.
Taip, prirašė, nes man sakė, kad kažkaip jeigu aš nevartosiu depresantų, su manim niekas nedirbs. O iš kur žmogus gali žinoti? Jisgi nežino, jis nespecializavosi šitoj srity, ypatingai kada jis išgyvena arba skyrybas, arba tarkim kažkokio, tarkim, giminaičio netekti, tarkim, mamos, arba ten brolio, arba labai artimo žmogaus, arba ten kažkas gyvenime, ten bankrotas, arba dar kažkas, žmogus iš tikrųjų, jis niekada gali taip tokio streso nepatirti, jis nežino, kaip su to reikia tvarkytis, kaip dažniausiai būna. Ir po to žmogus, tarkim, nu ką jam daryti, nu ką daryti su savimi, aš nesusitvarkau, man skaudu, man kažkaip reikia pagalbos, ateina į internetą, ten suveda, tarkim, aš po skyrybų, kur geriausiai kreiptis. Nu ir ką jums parašys internetas, psichologas, arba ten psichoterapeutas, ar ten gydytojas, arba dar kažkas, tai nu jūs eina. Ir tokių žmonių yra daug. 40% pas mane ateina būtent tokie va, kurie jau nukentėjo arba nuo gydytojų, arba nuo psichologų, arba nuo psichoterapeutų. Aš nesakau, kad ten yra, kažkaip ten yra nekompetingų žmonių, tiesiog yra tam tikrų situacijų, yra tam tikrų, galima sakyti, veiksmų arba įvykių, kurie tiesiog dėja taip jau yra nunešta, sugalvojau. Medicina dar taip pat daug dalykų nežino ir patys gydytojai ateina ir sako, aš nežinau, jeigu žmogus iš tikrųjų doras, jeigu žmogus iš tikrųjų moka ir gali pasakyti tiesą, jis yra sąžiningas, su sąžinė, jis gali taip rimtai prieiti ir sakyti, aš nežinau. Atvirai sakau, aš nežinau. Taip, aš tarkim įsimokslinau tą ir tą, bet aš nežinau, kaip tau padėti. Pabandyk šitą, pabandyk aną. Tai čia yra dar dori žmonės, arba psichologai tie patys. Nes yra tokių traumų, yra tokių situacijų ir jie, tarkim, gali keliauti ir nuo reinkarnacijų, jeigu ką. Ir būna tokių stiprių demonų, kurie tiesiog šiai dienai tradicinė, jeigu taip galima būtų pasakyti, medicina arba priėmimas, jie tiesiog, yra bejėgiai. Patys gydytojai patys save operuoja, patys bando pagydyti ir gaunasi taip, kad patys vieną kitą ir laidoja. Arba kaip su psichologais ten gydo metom ir iš traumos jie niekaip negali išeiti. Tai vadinamas iš tos kilpos. Ir kada vėlgi per savo ilgą patirtį, kiek aš keliavau, žiūrėjau ir gilinausi, aš tiesiog man pasisekė susitikti labai tokių stiprių ir gerų mokytojų, ne tik iš Amerikos, bet ir iš kitų tautų ir valstybių. Tiesiog aš gavau tam tikrą priėjimą ir suvokimą, kaip ir ką reikia su to ir kokiu būdu su to reikės elgtis. Tai va. Ir tiesiog, žinant tos dalykus, tai šitus dalykus taip pat aš sprendžiu. Bet reikia, kad žmogus iki to daeitų ir išgyventų ir dagyventų. Vat taip. Kas ten dar galima būtų taip pasakyti? Kitas klausimas, vėlgi, dažniausiai šitą klausimą aš užduodu. Kas tave laiko? Tarkim, geresnio gyvenimo, geresnios būsenos, naujų tavo galimybių. Ir visada yra pas žmogų labai daug įsitikinimų, kad dar ne laikas, reikia palaukti, reikia pasižiūrėti, reikia biškį pasigilinti ir žmogus jis bijo prieiti prie savo realios problemos ir bijo su ją susidurti ir pamatyti, kas jau su to būna netaip lengva. Arba kada žmogus tikrai žino savo problemą, mato, arba jau yra pasiruošęs, būna taip, kad nėra tokių specialistų, arba jis negali tokių specialistų surasti, kad jis pagaliau galėtų jam parodyti ir pasakyti, problema yra čia, šitoj pusė ir iš šitos ir tas, ir tau reikia tą, paspaust tą mygtuką ir bus va tas. Ok. Kas ten dar yra toliau pas mane čia pažymėtų?
Nu ir taip, aš ką galiu pasakyti, tai vat, kaip pavyzdys, jūs turite unikalią galimybę pradėti savo naują gyvenimą, gauti naujos galimybės, pradėti naują gyvenimo etapą, dėka hipnoterapijos, dėka mano programos. Ir čia gali būti tai, ką jūs galėjote ieškoti daug metų. Be to, kol kas galėtume dar to nesuvokti, kol jūs neateisite ir neusiregistruosite į, galima sakyti, tokį įkvalificinį skambutį ir kol jūs nepabendrausite su manim, tai biški gali būti sudėtingiau. Kartais ne, priklausomai nuo situacijos, bet aš sakau, kaip dažniausiai būna. Po to būna kitas klausimas, kad va šitas kaltas, tas padarė, o kodėl tai viskas vyksta ir taip toliau. Ir pagal tai aš galėčiau atskirti vieną tokį dalyką, tai atsakymas būtų daugiau ar mažiau, tai kalti mes patys. Tik dėl to, kad mes nedaspaudėm, nedanorėjom, nepriėmė pakankamai atsakomybės, nedadarėm ir taip toliau. Kitaip tariant, nepraėjom savo pamokų ir galėjo gautis taip, kad tiesiog mes nepriėjom prie to, prie ko norėjom ir nedaspaudėm ir įvyko taip, kad kada gamta eina ir didina mums tam tikras kartelės, o mes tiesiog gyvendami nespėjam ir kažkur tai savo sakom, biški mes vėliau, biški ten dar kažkaip tai ir tiesiog taip jau gaunasi, kad gyvenimas sako, nu šiaip bičiulis, davai biški stipriau ir po to, kada žmogus nesuvokia, gyvenimas taip parodo įvairiais būdais, kad reikia biški judintis ir jau kažką jau tikrai reikia daryti, kad žmogus bent jau eitų prie veiksmų. Toliau. Kai kurie žmonės ateina ir sako, kodėl būtent dabar reikia tą dalyką spręsti ir daryti. Nu, atsakymas būtų toks, kad kada po 20 metų ar po 50 metų, kada šiaip tau reikia šitą klausimą spręsti ir patirti ir šitų įspūdžių, ir šitų, ir anų, ir penktų, ir ten, viso to, ko tu galėtum panorėti ir norėti, negu to, kad, tarkim, sėdėt kančiuose, atidėliot savo gyvenimą, yra toks sindromas, jeigu ką, atidėliot savo gyvenimą ir tą veiksmą, kur jūs norite ar nenorite, jūs vis tiek padarysite, atidėliot, tarkim, ten ar 10, ar 20, arba ant 20 metų, padaryti jį, nu ir viskas. Po to, kada atsivers naujos galimybės, po to žmogus supranta, kad aš jau neturiu iš ko gyventi. Jau nėra resursų, tarkim, įkopti, tarkim, į kokį nors kalną, ten Everest arba dar kažkas tai. Ir prasideda jau kiti niuansai ir žmogus tiesiog pats nuo savęs atima rezultatus. Bet dažniausiai vėlgi, kodėl aš jums siūlau keisti čia ir dabar jūsų gyvenimą, tai dažniausiai eina iš tos pusės, kad pirma reakcija, kuri tiesiog kiekvienas žmogus praeina, kiekvienas žmogus jaučia, kaip dažniausiai būna, kad tu kažkaip mane spaudi, tu kažkaip su manim nekontaktuoji, man vidus viskas taip ir kiti bendrauja maloniau. Sakau, ne problema, eik ten, kur yra maloniau. Bet aš nežinau, ar jie tau padės. Kaip taisyklė, kiek rodo mano patirtis, ne, žmogus vis tiek grįžta. Aišku, jam ilga skauda, iš tikrųjų jam nelengva prisipažinti, bet jis grįžta. Nes kada skauda, ir kada žmogus negali spręsti, arba kada žmogus tiesioginį to žodžio prasme supranta, kad jį mulkina, jis tiesiog ateina ir sako, nu gerai, suprantu, sutinku, o iš tikrųjų netaip lengva pajusti tai, kad kažkaip tave riboja tavo laisvė, tavo, galima sakyti, tavo pasirinkimą, ką daryti, o ką nedaryti, ir niekam nepatiks prarast savo laisvę. Bet kartais, jeigu tu nori rezultato, kartais reikia šitą žingsnį taip pat padaryti. Kaip dažniausiai sako, jeigu tu nemokėsi paklust, tu niekada nemokėsi vadovauti. Tokia yra taisyklė. Peržengti šitą žymą bus labai sunku.
Po to yra tam tikras pasipriešinimas, ypatingai nepasitikėjimas. Būna ir tokių reakcijų, kada tikrai būna taip, kad žmogus skeptiškai žiūri į tave ir sako, nu, ką tu čia man gali padaryti. Ir ten jau viskas vyksta, visi šitie pasipriešinimai ir tas nepatikimumas, tai čia dažniausiai būna ne jūsų asmeninės, o jūsų, tarkim, mamos. Arba kaip mama reaguotų visą tai, ką aš sakau, arba kaimynas, kaip pavyzdys, ne? Ir tas kaimynas, kada pas jūs yra vyresnis, aukštesnis, jis po to jums, o taip pradeda, o taip suk, o taip jau čia ateik, to aš tau, o čia, o taip. Ir tiesiog jis ar ant tiek yra aukštesnis ir jis jums po to neduos padaryti tam tikro veiksmo. Ir po to jūs būsit vėl įkritę į skeptiškumą ir viskas bus tik nuo jūsų ir priklausys. Ar aš išeisiu, ar aš pradėsiu, ar aš darysiu, arba ne. Čia viskas priklausys tik nuo jūsų. Yra va toks dalykas. Ir kas ten dar būna? Būna ir tokių žmonių, kurie tiesiog nori tave patikrinti, įsitikinti, ar čia tikrai taip. Nes kai kuriems žmonėms reikia įrodymų, ar tikrai tu man galėsi prie to privesti. Žmonės gali nepatikėti ir nepamatyti savo akim, kad tikrai taip yra. Tai jam reikia įrodymų. Jeigu jums reikia įrodymų, tai pažiūrėkite į mano rezultatus. Pažiūrėkite į mano rezultatus ir galbūt tada jūs galėsite pamatyti kitaip. Arba mano mokinius rezultatus, arba atsiliepimus tie, kurie praėjo terapiją ir tada tikriausiai jūs galėtumėte jau kažką tai tokio pamatyti ir suvokti. Ir jeigu jūs pamatysite, tai tada labai tikėtina, kad jūs galėsite jau praeiti visą šitą patikrą ir duoti savo tai, ką jums iš tikrųjų reikia. Kaip pavyzdys. Nes mano manimu, pas sveiką normalų žmogų, ant šeimos, jeigu taip galima būtų pasakyti, jeigu jūs ar planuojate, ar turite šeimą, pagal mano suvokimą turi būti taip. Kiekvienas šeimos narys turi gyventi būtinai pagal savo pašaukimą ir nuo to kaifuoti ir akumuliuoti savo energiją. Ant šeimos bent jau turi būti uždirbama nuo 10 000 eurų į mėnesį, kad būtų harmoningi santykiai ir aišku, kad jie nesirgtų. Čia yra, galima sakyti, tokia mano pagrindinė kriterija, nuo ko reikėtų pradėti ir jeigu šitų 4 dalykų jūs neturit, tai vadinasi jau reikia žiūrėti į tą pusę ir jau reikia taisyti, keistis, nes su jumis tikrai kažkas yra negerai, nepriklausomai nuo to, kaip jūs save įtikinėsite. Bet dažniausiai tikinėsit ne jūs pati savo, o visą tie balsai, kurie buvo jums įkišti, arba iš tėvų, arba vėlgi iš tos aplinkos, kad tarkim aš nepagyvenau ir tu nepagyvensi, ir daug kitų dalykų, kurie tiesiog riboja ir neduoda mums daryti tai, ką mes turim daryti. Kas ten dar toliau? Nu ir tuo pačiu galėčiau taip pasakyti, naudokitės, kol yra galimybė dabar, nes mano galimybės eina į viršų. Aš jau ne vieneriam žmonėm jau padedu, aš jau sutvarkiau ne vienam žmogui, jau atidariau savo akademiją. Ir atidariau savo akademiją ir jau čia jau gaunasi taip, kad aš einu į priekį ir jau statau žmonės į savo vietą jau. Toliau. Jūs galėsit pasakyti, o garantijos bus. Aš iškart galiu pasakyti, o jums psichologai garantiją duoda? Arba daktarai garantiją duoda, kad jie išgydys arba dar kažką tai padarys. Vienintelis dalykas, ką jam gali duoti popieriuką, kad jeigu su manim kažkas ne to įvyks, jūs pasirašysit, aš pats durnas. Dažniausiai jie taip gali save pozicionuoti.
Toliau, jeigu mes šitą dalyką praėjom ir daugiau ar mažiau jūs tą suvokėt. Toliau, ar verta investuoti į tai, ką aš jums siūlau, ar čia yra geras sprendimas, arba dar kažkaip tai, kaip žmonės dažniausiai klausia. Iškart galiu pasakyti, kad geriausia investicija tik į save. Aš kada pradėjau investuoti tik į save, tai mano rezultatai tik pradėjo kilti. Jeigu jūs neinvestuosit į save ir neinvestuosit labai brangiai, vis tiek anksčiau ar vėliau, kiek jūs neturėsit pinigų, o jūs turite labai daug psichotraumų, jeigu turite, tai ypatingai tie, kurie verslininkai, tie, kurie praėjo biškį tam tikrą lygį, jūs galėsit suvokti labai aiškę, konkrečią, paprastą dalyką. Kad vis tiek atims pinigus. Ir vis tiek jūs nieko neturėsit. Vis tiek jūs būsit priversti dirbti ant savęs ir gydyti savo psichotraumas. Jeigu jūs to nepadarysite, jūs vis tiek atiduosit savo pinigus, vėl grįšit į tą pradinį tašką, vėl pradėsit dirbti ten dar kažką, tai kaupti pinigus ir vėl jie bus atimti iš jūsų. Per startaperius, per dar kažkas, tai per, tarkim, nežinau, mašinų remontus, tarkim, dar kažkur, tai vis tiek jūs nesukursite tam tikrą kapitalą. Kol čia nebus pagydyta. Kaip ir su verslininkais pas mane būdavo labai daug dalykų. Kol nebuvo pagydyta, tai tiesiog pa žmogų buvo vieną kartą, kad jis atidarė verslą ir jį tiesiog subankrutavo. Atidarė verslą, subankrutavo, jis pats tą žinojo. Ten viduj buvo destruktyvinė programa. Ir kada visa tas buvo, kada mes pataisėm, žmogus po to žmogui jau nereikėjo uždaryti savo programas ir po to viskas buvo, arba savo įmonę, ir viskas ėjo toliau ir viskas buvo gerai. Kitaip tariant, be hipnoterapijos ir be egzorcizmo, aš nežinau, ar iš tikrųjų ar galima kažką tai tokio realaus gyvenime, kažką iš tikrųjų labai aukšto pasiekti. Kaip nebūtų gaila. Toliau, kaip tai veikia? Dažniausiai žmonės užduoda klausimą. Veikia taip, kad jūs tikriausiai žinote, kad pas žmogų yra sąmonė ir yra pasąmonė. Ir galbūt tie, kurie jau patyrė, tarp sąmonės ir pasąmonės yra tam tikras sluoksnis, kurį galima pavadinti kritinis faktorius, kuris saugo nuo tam tikrų situacijų, nuo tam tikrų traumų arba dar kažką tai. Ir kiek turiu patirties, mes pasąmonę kontroliuoti negalim. Ji mums nepriklauso. Geriausia, ką mes galim padaryti, tai mes galėsime kontroliuoti savo sąmonę. Bet tie, kurie skaitė knygas arba domisi šitą temą, mes žinom, kad maksimum iki 5% mes galim savo potencialą išnaudoti iš sąmonės pusės. O visa kita tik iš pasąmonės pusės. Ir sąmonė turi laikiną atmintį, analizuoja, kas ten dar analizuoja, po to yra racionalus mąstymas, kodėl jis tą daro ir niekaip kitaip. Ir taip, laikina atmintis, racionalizatorius, analizavimas. Ir dar vieną pamiršau. Neesmė. Tai čia yra pagrindiniai dalykai, kurie už tai atsako. O pasąmonė, ten yra du dalykai. Ten nėra logikos ir nėra laiko. Jeigu programa įėjo į galvą ir jeigu ją neišimt, žmogus galės iki gyvenimo galo su tą programą ir pragyventi. Kaip pavyzdys. Vaikui buvo įkišta į programą, kad tu kentiesi, nes aš kentėjau. Jis vaikas gali nesuvokti, kodėl taip vyksta. Jis gali kentėti, kada jis sulaukia ir 10, ir 20, ir 50 metų ir niekaip negali suprasti, kas čia įvyko. Ir numiršta, nieko net neparagavęs, nepajutęs ir nepamatęs. Jeigu neišimta programą ir dėja, tą galima daryti bent jau, kiek aš suradau, tik per hipnoterapiją. Taip jau yra. Ir kad pramuš kritinį faktorių, reikia tiesiog, kad žmogus atsipalaiduotų, kad jis galėtų priimti, kad jis galėtų pasikliauti ir priimti programą ir pagaliau pasikliauti, kad žmogus galėtų jam pataisyti
iš pasąmonės pusės tos visos emocijos ir pakeisti į naują. Nes kai kurie žmonės ateina ir sako, aš noriu atsikratyti. Jūs neatsikratysi, čia yra neįmanoma. Kaip tarkim stiklinė, kuri pastoviai bus pilamas vanduo, niekada nebus tuščia. Galima tik keisti vieną programą į kitą. Toliau. Toliau, jums reikia suvokti savo vertybę. Jeigu jūs manot, kad, tarkim, jeigu sumokėsit už kursus, tarkim, arba kažkokį gydymą 50 eurų, kaip pavyzdys, toks gydymas ir bus. Ypatingai, jeigu jūsų vertybė, tarkim, sumokėtų už iPhone štuką baksų, 10 eurų, tai ir jeigu jūs sau leidžiate tik, tarkim, 50 ant savęs ar kiek, tai automatiškai vertybė turi daugiau telefonas. Ir telefonas, tarkim, kaip pavyzdys, kainuoja daugiau negu jūs. Ir kaip nebesisuksi, telefonas bus aukštesnis už jūs ir telefonas valdys jūs. Arba kelionės, arba tai, ką jūs daugiausia investuojate. Arba į vaiką taip pat, jeigu jūs investuojate daugiausiai į vaiką, o ne į save, tai vaikas bus svarbiausias. Ir jūs ant jo uždėsite tiek daug atsakomybių, kad kenties ir vaikas, ir jūs, ne pagal amžių, kaip pavyzdys. Tai jeigu jūs investuojat daugiausiai ir savo, ir dideliom sumom, kaip aš ir sakiau, nes kitaip tiesiog pas jūs bus atimti pinigai, ir tiesiog jūs jos nepajusite ir neįdarbinsite, tai tiesiog bus tokia situacija. Tai reikia investuoti į save. Ir jeigu jūs investuosite dideliais kiekiais ir būsite jūs pats svarbiausias šitam gyvenime žmogus, tada yra galimybė išeiti iš tos tam tikros kilpos ir įvertinti tą situaciją arba tą informaciją, kurių, tarkim, galėsiu pasakyti aš jums. Tada jūsų gyvenimas galės prasidėti. Po to yra kitas klausimas, o kaip man pradėti? Pradėti labai paprastai. Jūs kada pažiūrėsit video, po video bus galimybės palikti formą, užsiregistruoti, aš po tam tikro laiko jums paskambinsiu, jeigu jums reikės pagalbos, mes susitarsim ir aš pravesiu ir duosiu tai, ką jūs ieškot ir to, ko jūs norit. Jeigu jūs išdrysit, jeigu jūs norėsit. Toliau. Nu ir porą tokių dalykų. Papasakosiu, kai veikia daugiau ar mažiau medicininė industrija, ypatingai kaip farmakologija, ir kai veikia bažnyčios. Pagrindinai, nesakau, kad visos, bet yra tam tikros asmenybės, kurie tiesiog siekia pelną ir jie tokius dalykus daro. Ir kad pririš žmonės prie vaistų, yra tam tikros kompanijos, jie gali būti visiškai atskirai veikiantis nuo medicininės industrijos ir jie specialiai gali gaminti tam tikrus produktus arba ką, kurie galėtų labai lėtai nuodyti mūsų organizmą. Ir su laiku, ten yra statistika, čia ten diagramas, ten yra triljoninės, yra, galima sakyti, triljoninės yra pinigų įdėjimų į visą tą situaciją. Visi šitie kriterijai, grafika ir taip toliau, kaip reikia nuodyti, kad niekas nepamatytų, niekas nesužinotų ir niekas negalėtų nieko apkaltinti. Automatiškai pas tave bus sukurtas tam tikras ne pats geriausias fonas ir tu vis tiek eisi pas gydytoją ir pirksi vaistus. Kitaip tariant, jeigu tu nori, kad tavo produktą nupirktų, tu turi priversti, kad žmogus ieškotų tave ir sukurti taip, kad jis norėtų nupirkti. Nes jam to reikia. Taip ir daro. Arba, kad žmonės galėtų prieiti prie bažnyčios arba prie Dievo, tai vadinama per religiją. Specialiai sukuriamas velnias, antipodas, kuri baugina, kuri ten daro negerus dalykus, tau blogai, kaip komentaruose sako, oi, hipnozė yra blogai, tikėkit į Dievą, tikrai tikėkit, palaikau 100%. Tikrai jums ten reikia, jo, sutinku. Ir žinant, kaip viskas tas veikia, tai tiesiog sukuriamas antipodas, jeigu taip galima būtų pasakyti, priešinga tą atstovybę Dievui.
Ir kad žmogus ateitų į bažnyčią, nu, taip ir gaunasi, o ten yra velnias, o tu ateisi čia ir viskas bus pašventintas. Ir taip vėlgi vyksta pardavimai. Tokios yra manipulacijos. Ir tiesiog žmonės po to pavirsdami ir jau pradeda būti tokie religingi. Tikriausiai matėte, ten tokie vaikšto tokius jaudais arba dar kažkas, tai po būtus arba dar kažkur tai ir taip toliau. Čia jūs manot, ar čia yra viskas tvarkoj. Čia yra įbauginimas arba dar kažkas tai. Bet vis turėsit savo nuomonę, tai taip ir turi būti. Tie žmonės, kurie žino viso tos hipnozės technikos, kaip jie veikia, jie tikrai labai gerai žino. Ir jie tikrai labai tą daro gerai. Ir kai kurie žmonės ateina ir sako, o hipnozė čia yra nebaisu. O tikrai tu man nepakenksi arba dar kažką. Tai atsakymas yra labai paprastas. Kas blogiausia jau padaryta, su jumis blogiau jau padaryti jau neįmanoma. Čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kad kiekvieną dieną norit jūs to arba nenorite, jūs hipnozį praleidžiate nuo 4 valandų ir daugiau. Tai va tokia situacija. Ir kitas dalykas, daugiau ar mažiau žmonės susiduria su tom, kad ką man reikia prarasti, arba ko man reikia sumokėti dar papildomai. Tai užduokit savo klausimą, ar jūs pasiruošėt jau praeiti pamoką, ar pasiruošėt jau išeiti iš to skausmo, arba nuo to kentėjimo, arba nuo tam tikrų įsitikinimų, kurie jums neduoda dividendų gyvenime. Ir su to pilnai atsisveikint, pakeisdama tam tikras veiksmus. Tarkim, aš geriau, suvokiau, daugiau negeriu. Aš rūkiau, suvokiau, daugiau nerūkau. Aš buvau piktas, supratau, dėl ko aš buvau piktas, daugiau aš esu nepiktas, dabar aš esu laimingas. Nu ir taip toliau. Tai vat, jūs apie tai taip pat galėsit pagalvoti. O taip, dauguma žmonių, jie nori ir įsivaizduoja ir eina link to, kad jie nori išeiti ant pensijos kaip minimum turtingi. Jūs pagalvokite, ar jums tikrai tai duos duoti, ar tikrai jums tai duos, ypatingai jūsų, tas, kas viduje jumise gyvena. Bet dažniausiai žmogus to negali pasiekti ir žmogus daeina iki to, kad jis tiesiog nedaeina iki to turtingų variantų, o ateina į priešingą situaciją. Kitaip tariant, jūsų programos to neduos padaryti. Ir kitas dalykas, labai svarbus dalykas. Jeigu jūs skaitot knygas arba žiūrit programas, pagalvokite, kas nusprendžia rodyti tam tikras programas ir kas nusprendžia jums duoti skaityti tam tikras knygas. Tie patys žmonės, kurie žino hipnozės priežastis, situacijas ir tokiu būdu taip pat gali jums į galvą įmesti tam tikrą programą ir bus taip, kaip bus. Ir į galą dar norėčiau pasakyti, kad pat didžiausias biznis, kuris niekada nenumirs, tai čia yra armijos biznis ir religinis biznis. Aišku, daug dalykų aš pasakyti negaliu tiesiogiai, tai kam bus įdomu, mes galėsim asmeniškai aptarti. Tai daugiau ar mažiau aš susakiau, ką galėjau ir norėjau, ir čia buvo pagrindiniai dalykai ir kriterijai. Tikiuosi, jūs kažką naujo sužinojot ir tikiuosi, su kai kurie žmonėm aš susitiksiu, arba mes susitiksim. O jeigu jūs norėsit pasigilinti ir pasižiūrėti informacijos daugiau, skaitykite apačioj, kas bus sudėta, ir tada jau mes jau galėsime tiesiog daugiau aptarti. Ir daugiau jūs galėsite sužinoti apie mane. Ir vėlgi, kaip aš ir sakiau, tikriausiai mes galėsime ateityje su to susidurti ir susipažinti. Tai sėkmės jums ir viso ko geriausio jums. Ačiū jums už dėmesį.